Visą laiką malonu susitikti ten, kur prasideda mūsų tautos laisvė. Būtent Kazys Škirpa yra vienas iš Birželio sukilimo organizatorių, vadovų ir mes jį pagerbdami pakabinom jam lentą. Mes žinom istoriją, kaip buvo pasielgta su lenta, nesikartosim, bet tik norim pasakyti visiems, kurie nori girdėti, kad šitoje vietoje kabos lenta. Ar pritarėt? Ačiū. Birželio sukilimas buvo pirmasis nepaprastai brangią kainą laimėtas sukilimas, pasiekęs, nepamiršim šito žodį, pasiekęs užsibrėžtą tikslą. Birželio 23 dieną, 9 valandą 28 minutės per Kauno radiofoną, vienas iš sukilimo organizatorių Prapuolenis paskelbė tautai ir pasauliui. Dėmesio, dėmesio. Kalba Kaunas. Laisva ir nepriklausoma Lietuva. Susidariusi laikinoji, vėl atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo pranešimu skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševiko teroro iškankyta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Dokumentą pasirašo. Pasitikim kiekvieną su aplodismentais. Ministerijos pirmininkas, pulkininkas Kazys Škirpa. Krašto apsaugos ministerijos, brigados generolas Stasys Raštikis. Užsienio reikalų ministerijos Rapolas Kipitis. Finansų reikalų ministerijos Jonas Matulionis. Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos daktaras Juozas Pajaujis. Pramonės ministerijos inžinierius Adolfas Damušis. Prekybos ministerijos Vytautas Statkus. Žemės ūkio ministerijos Balys Vitkus. Komunalinio ūkio ministerijos Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Vidaus reikalų ministerijos Vladas Nasevičius. Teisingumo ministerijos Mečislovas Mackevičius. Švietimo ministerijos Juozas Ambrulevičius. Kabrazevičius, atsiprašau. Susisiekimo ministerijos Antanas Navickis. Sveikatos ministerijos Ksaveras Vencius. Kontrolės komiteto ministerijos Pranas Vainauskas. Na ir Lietuvos aktyvistų frontą atstovavo Leonas Prapuolenis. Po perskaityto Prapuolenio teksto buvo iš karto įjungtas tautos himnas. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, ter stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybės.
ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos, dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Šiandien mes, kadangi šventė yra Birželio sukilimo, artėja sukaktis, ir mes žinom, kad kai kurie buvo nukankinti, pavyzdžiui, kaip Vilniaus štabas su Bulvičium priešakyje, kiti žuvo kovose, tai mes pasakykim šlovė didvyriams! Šlovė didvyriams! Šlovė didvyriams! Šlovė didvyriams! Daug kas mums primeta, kad tai buvo nereikalinga, kad tai buvo labai trumpa, kad bereikšmingai pralietas kraujas tautos, bet kaip profesorius Gudavičius pasakė, galima skaičiuoti, kiek dienų ar savaičių gyvavo Lietuvos valstybingumas 1941 metų vasarą. Bet niekas nepaneigs, kad jis gyvavo. Galima kartoti, kad Lietuva kapituliavo 40-ais, bet niekas nepaneigs, kad jis sėkmingai sukilo 41 metų birželį. Visą tai birželio 23 iškelia į vieną gretą su vasario 16 ir kovo 11. Ačiū.